futbolą, kokie rezultatai? Su Dovydu buvom komandai, pralošėm labai silpniems varžovams, tai yra Dabkui su Aleksu. Biškai sukčiavo, bet nieko, pripažįstam pralaimėjimą, po to atsigrėbėmės prieš juos. Ką galvoja apie šį vakarą, susitikimas su futbolo sirgaliais, apie šią vietą, ko tikėjasi? Lūkesčiai kaip ir pasiteisino, daug žmonių, fanai atėjo, buvo malonu su jais ir pažaisti, pasivaržyti ant futbolo stalo ir viskas puiku, patiko šis vakaras ir dar jis nesibaigė. Jautiesi įsiliejęs į ekrano bendruomenę? Nežinau, jūsų reikia klausti. Aš įsiliejęs, o tu? O mane įsileidot? Ne, tave įsileidom. Komandai viskas puiku, atmosfera draugiška, jauna komanda ir aišku, dirbam, stengiamės, einam savo tikslo link ir manau, laukia sekmadienį labai įdomios varžybos, taip kad kviečiame visus. Kaip tau sekės žaisti tavo futbolą? Labai puikiai, iš tikrųjų nesitikėjau, kad mes galėjom paimti pusfinalį su Aleksandru. Aš labai džiaugiuosi, kad mes paėmėm pusfinalį. Tai labai nuostabu, nes tikrai varžovai buvo gan stiprus. Kur anksčiau treniravaisi tavo futbolą, iš kur ta patirtis tavo? Tiesiog žaisdavau su draugais, prieš tokius kaip Luka. Ir taip tiesiog atėjo ta patirtis per laiką. Aišku, kokios mintys artėjant sekmadienį? Nuotaikos yra kovingos, žinoma pergalė. Aš visada esu pozityvus ir visada esu už pergalę. Ir aš noriu, kad mes laimėtume. Ar dar nejauti startinio jaudulio, tai bus, kaip sakant, ir debiutas tavo už pagrindinę komandą? Ne, tokio dalyko niekada pas mane nebūna. Aš esu visada toksai, žinot, pozityvus. Tai pas mane tokio dalyko nėra. Gerai, sėkmės tau. Dėkui. Yra tokių žmonių dabar, kurie atjaunėjus komandai žiauriai netiki mums, nors dar neprasidėjęs sezonas. Tai galvoju, kad būtent jūsų tas jaunas, jaunatiškas entuziazmas, tas noras, ryžtas darbas, treniruotėse, trenerių patirtis, gerbėjų palaikymas, su jų visų pagalba ir su mūsų pagalba įrodysim visiems, kad mes tikrai galim daugiau negu iš mūsų tikis. Ar staigmena tai, kad tapai komandos kapitonu? Nebuvo iš tikrųjų tokia staigmena, nes kaip ir jaučiau, nes kaip ir iš draugų, iš komandos draugų tikėjausi iš jų kalbų, kad kaip vyriausias turėčiau būti. Šiokia tokia gal, bet ne pilnai. Įpareigoja šis, kaip ir titulas tave, šis statusas? Jo, įpareigojimas šioks toks yra, jo ir atsakomybė yra tokia, nes kaip žinom, komanda jauna yra. Aš savo patirtim, kiek jos turiu, stengsiuosi kiekvienam kažką duoti iš savęs. Tikiuosi, kad vaikinai stengsis dėl komandos, stengsis dėl žiūrovų, dėl Panevėžio miesto ir viskas bus gerai. Ar komanda jau pasiilgusi oficialių varžybų pradžios, sužaistos eilės draugiškų rungtynių, ar laukite sezono pradžios? Be abejo, laukiam, jo. Beveik kaip ir praeitais metais išpuolė su Pakruoju varžybas, tik praeitais metais trečias gavosi po pertraukos, tai dabar va vėl. Stebėjom jų varžybas, žiūrėsim, galvoju, kad vyrai sukovos. Back to Ekranas, it's a very good feeling. Since I left the team back to Brazil, I know that my heart stay here. And for many times I tried with El Chiriz to return back, and it was not possibility because the coach staff was full. And you know, Chiriz, he is the guy who keep the word with the coach. And now the situation changed, and he brought me back. So I'm very happy, and to make this new work, to work with a young team. I hope they can have the same success like we have in history. In the Ekranas history, Stankiewicz, Savenas, Kutis, Varnas, Denius Gleveskas, all these players, they were born in Ekranas, and I think we will have a good new generation. I would say we expected a lot this time because now will be the championship. Now will be the most important moment.
We play friendly. Friendly game is one thing. We did a good preparation. The guys, they showed that we can believe in them. But the championship, everything changed, and we are saying this to the players. We try to prepare them to this big step. That will be, they come from the second team championship also is some different thing. Now this A Liga, it's a professional championship with big clubs, good players, and it will be a big challenge for us, but I think the guys, they understand this, and it's important. I think it will be very important for them. They are changed from the teenage age to the adults, from the second team players to the first team players, so it's a big change for them, a big challenge, and I think everything will be good for them. Aš tai žaidėjais žiauriai tikiu. Jie yra jauni, jie yra azartiški, jie nori žaisti ir svarbiausia, kad jie nieko nebijo. Ir manau, kad tai, kad jie nieko nebijo, jau pamatysim sekmadienį. Nežinau, kaip mes sužaisim, koks bus rezultatas, bet vienintelis dalykas, ką mes galim prižadėti, tai yra tai, kad mes niekuriuo momentu nenuleisim rankų ir nepasiduosim. Bravo, kitus žodžius, bravo.